Labas rytas visiems, neseniai atsikėliau ir kadangi vakar neturėjau kada palieti daržo, nes nebuvau namuose visą dieną, tai atėjau dabar ryte palieti ir nėra saulės. Tai aš manau, kad nieko tokio, nes kiek žinau, tai kai būna pats saulės pikas, žinot, kada saulė grinai tvieskia dienos metu, tai nereikėtų daržo lieti. Tai kurie esate daržininkai ir gerai apie tai susigaudot, tai man prašau parašykit komentaruose, ar iš tikrųjų taip yra, nes aš šiek tiek prisiskaičiau internete. Tai va, bet dabar, žinokit, yra apsiniaukę, tai aš galvoju, galbūt nieko tokio, jeigu ir paliesiu. Nes kitaip bijau, kad viskas nudžius, nes karščiai yra iki šiol nežmoniški, plus 38 kasdieną. Aš klausykit kiekvieną video, joms skundžiuosi kaip karšta. Aš dar biškutį patinus, man atrodo, nes neseniai atsikėliau. Tik tai greitai išgėriau savo rytinį smūvį ir atėjau į mūsų sodą, kad neišlystų saulė. Nu tai va. Ir taip pat sulaukiau iš jūsų tokių pageidavimų ir norų, kad parodyt, kaip atrodo mano daržas. Tai galvoju, aš jums pademonstruosiu. Tai va, tai šitas namas, kur mes gyvenam, tai yra nuomojamas, tai mes kažko labai stebuklingo čia tam sode nedarom, tiesiog nenorim per daug investuoti, kadangi, kaip sakiau, namas yra nuomojamas, bet vis tiek, man atrodo, sutvarkiau visai čia jį taip gražiai ir dar yra procese tvarkymas, aš jums tuoj viską parodysiu ir papasakosiu, bet vieną dalyką, ką norėjau pasakyti, kad žinokit, japonų standartam, tai tokio dydžio sodas, daržas, tai yra, žinokit, labai gerai, nes jeigu, tarkim, tokio, tai iš vis mažai kur būna su tokiais sodeliais, kad būtų tiek daug vietos, o kad ir mūsų šitam Hamamatsu irgi tikrai ne visi turi tokį sodą daržą. Tai aš skaitau, kad mums, žinokit, labai pasisekė. Nu tai va, tai žodžiu, einu aš jums viską toj parodau, papasakosiu ir tada eisiu palieti, kad man viskas nenudžiūtų. Ir kitas dalykas, taip pat dar klausėt viena iš jūsų dėl sezono, kad parodė daržą sodą, kol dar sezonas, tai žinokit, Japonijoje tas sezonas vadinamas turbūt yra visus metus, galima sakyti. Nes kai Lietuvoje, tai žinot, pavasarį pasėjai, rudenį nuimai derlių, ten plius minus, ir pasibaigė. Čia ne. Čia pavyzdžiui pavasarį sėjai, tuomet nuimi derlių vasarą ir dabar per tuos karščius, tai žinokit, mažai kas auga, tai ir pas mane darže pamatysit mažai kas šiuo metu auga, nes tiesiog kaip ir pasibaigė tas pavasarinis derlius, tu jį nuimi ir per tos karščius nelabai kas nori augti ir tada rugsėjį, spalį vėl tu kažką tai sėji sodini. Tai va šiais metais aš galvoju, ką aš čia darysiu, nes aš, žinokit, dabar darau labai daug eksperimentų, kadangi klimatas Japonijoje, ypač Hamamatsu, kur mes gyvenam, yra visiškai kitoks negu Lietuvoje ir aš, žinokit, iki šiol dar nelabai čia susigaudau, ką man kaip kada reikia sodinti. Tai aš dar mokusi. Nu tai va, bet mano planas yra toks, kad rugsėjo mėnesį, rugsėjo gal į pabaigą, aš čia pasodinsiu bulves, nu taip žinot, lietuviškai, tradiciškai, vienam kamputėje, o paskui galvoju, gal bandyti česnakus auginti, niekad neauginau, bet prisižiūrėjau YouTube video, kaip tai daryti, tai nežinau, gal gausis ir čia Japonijoje, būtent mūsų pusėje, česnakai yra sodinami maždaug rugsėjo spalio mėnesį, nu tai va, galvoju tą. O daugiau nežinau, norėčiau pabandyti saldžias bulves auginti, bet reikia pasižiūrėti daugiau informacijos. Nu tai žodžiu, kadangi aš kaip supratau, kai kuriems iš jūsų yra įdomu, nu tai paskui laiks nuo laiko aš jums parodysiu, kaip man čia sekasi ką auginti. Nu tai va, ir parodysiu, kaip atrodo persimonų medžiai. Turbūt dar nesat tokių matę, arba daug kas nesat matę. Nu tai va, čia yra toksai kaip siauras takelis įeiti į mūsų sodą. Čia yra kaimynės namas ir štai čia įeini ir čia yra mūsų sodas daržas. Nėra jisai super didelis, bet kaip sakiau, japonų standartam, tai žinokit, yra kažkas tais super wow. Nu tai va, tai aš pradėsiu dabar nuo šito kampo. Čia dabar ta šlanga pas mane taip numesta, nes aš jį sulieti. Nu tai nekreipiam per daug dėmesio. Tai va, tai yra čia toks namukas. Šitą namuką tai dabar reikia eiti, žinokit, sutvarkyti, kadangi mes jo nenaudojam, tai tiesiog sudėjom lagaminus, senas dėžes nenaudojamas, kai kurios dalykus, kurias reikia išmesti. Nu tai žodžiu, iš tikrųjų šitas namukas tai yra, kaip sakau,
apsileidimas mūsų, tai aš planuoju kažkurią tai dieną eiti jį ir sutvarkyti, kad būtų suorganizuotas. Tai vat, ir šitie būdų namukai buvo čia jau, kai mes atsikraustėm. Čia yra dar vienas toks mini namukas, tai jame mes laikom visokiausius įrankius. Va, kaimynkos irgi sodas, matau, ten kažkur tai paprika tolumoje auga. Nu tai va, tai tiesiog čia yra, vat, paprastas, nežinau, sodo namukas, tai čia visokie vat vazonai mano yra, visokie kastuvai, nu ta prasme, tiesiog ko reikia tvarkyti sodą. Labai iš tikrųjų gerai. Vienintelis dalykas, kas atsitinka, kai būna vasaros lietus, labai stiprus lietingasis sezonas, tai šita dalis, žinokit, būna apsemta. Tai mes dar galvojam, kaip čia išspręsti šitą problemą. Reikia kažkokius nubėgimus padaryti. Tai va, šitas kampas tai yra irgi nepagirtinas, kadangi mes kaip jaunam žolę tiesiog sumetam į tą kampą ir ten ta žolė kaip ir pasidaro po kažkurio laiko kompostas ir aš tada naudoju savo darže. Bet iš tikrųjų reiktų čia kokią nors dėžę padaryti, kad viskas gražiai atrodytų, nes dabar tas kampas labai mane nervuoja ir man, žinokit, nepatinka. Kitas dalykas, kaip matot, mūsų žolė, tai yra, žinokit, tokia nutriušusi visai, ypač po tų visų karščių, tai visai, žinokit, nutriušo, va, pažiūrėkit, tarpais net neauga. Tai nežinau, mes dar galvojam, galbūt tą žolę sutvarkyti iš tikrųjų. Bet kad šitą žolę sutvarkyti yra labai didelė pinigų suma ir mes dar svarstam, ar apsimoka. Nes reikia samdyti įmonę, ta prasme, kuri čia atvažiuotų, patiestų naują žolę ir panašiai. Nu tai kol kas mes tiesiog tą žolę taip nupjaunam, kai jinai atauga. Aš ją palieju kas kelias dienas, kad visai taip, žinot, nenudžiūtų, nes per tokius karščius kitaip visiškai nudžiūtų. Nu ir tiesiog yra taip. Nu tai va, sakau, tai žolė nėra pagirtina, bet kol kas čia yra procese ir galvojam, ką mums čia su ją daryti, kad būtų gražiau. Tai va, o čia yra, žinokit, persimono medžiai. Pažiūrėkit, ir mes turim netgi 2. Tai dėl ko labai džiaugiuosi ir tie medžiai, žinoma, buvo jau čia, kai mes atsikraustėm prieš 2 metus, kadangi medžiai yra seni, bet žinokit, labai džiaugiuosi. Aš sakau, jeigu turėčiau didžiulį sodą, tai pas mane, žinokit, augtų visi vaisiai, kokie tik gali būti. Iš vis ir vaisiai, ir daržovės pas mane visos augtų, jeigu turėčiau labai daug vietos. Nu tai va, tai pernai metais persimonų labai mažai buvo, o užpraeitais metais buvo labai daug. O šiais metais, aš žinokit, jaučiu, kad bus ir vėl labai daug, jeigu nenukris ir nenuės paukščiai. Tai pažiūrėkit, kaip jie auga gražiai. Nu va, šitas matosi iš arti. Va, matot, dar jisai yra augimo procese, bet dar koksai maždaug mėnesis ir pradės, jau visai kaip pasibaigs tas augimo procesas ir tada pradės jisai nokti. Tai žinokit, kokie jie skanus šakės. Aišku, jie nebūna idealūs, kadangi mes nepurškiam jokių chemikalų nieko, bet būna tokie, žinokit, saldus. Tai praeitais metais, kai jų buvo mažai, aš labai liūdėjau. O užpraeitais metais tai tiek atsivalgiau, kad net visokių uogienių priviriau. Nu tai va, pažiūrėkit, kaip gražiai auga. Europoje gal irgi auga, aš nežinau, kas gyvena ten kokioje Ispanijoje, Portugalijoje, klausykit, ar auga persimonai pas jumis ar ne. Nes pas mumis auga persimonai, mandarinai, apelsinai, nu ta prasme tokie, žinot, šiltųjų kraštų vaisiai. Tai įdomu, kaip pas jumis. Nu tai va, tai bent dabar, žinokit, medžiai atrodo pusiau tokie pilni, tų persimonų, tai aš taip tikiuosi, kad šiais metais bus. Nu tai va, tai toliau dabar keliaujam. Čia tiesiog pakabinau tokią vat gėlę, nežinau pavadinimo, klausiau pas mamą, jinai man pasakė, nu ir aš aišku gražuolę pamiršau. Nu tai va, bet žodžiu yra štai tokia gėlytė, jinai man čia labai išsibujojo, nes pirkau tai šią mažytę, bet man atrodo, jai čia po medžiu labai tiko, nes kažkiek patenka saulės per medžių lapus, bet ir saulė nenudegina, aš ją palieju, nu žodžiu, jinai man čia taip gražiai ir auga. Čia bandau aš auginti mini našlaitės. Nežinau, žinokit, ar užaugs, lyg tai kažkas sudygo, bet matysim, kaip čia bus. Tai va, čia dar vienas persimonų medis, ten kampe kažkoks dar medis yra, bet nežinau. Mes jo nenukirtom, palikom, nes galėjom nukirsti, tas savininkas leido, bet už tai, kad ten viršuje buvo paukščiukų lizdas, tai tiesiog mes dėl to ir palikom. Tai šitą medį tiesiog apgenėjam ir tiek, ir ten tegul tie paukščiukai toliau gyvena. Tai va, o čia yra mano rozmarinas. Aš šitą rozmariną, žinot, kada pirkau? Prieš 4 beveik metus. Prieš 3 gal su pusę, nežinau. Tokį miniatiūrinį, žinot, kai būna kokoj ten Maksimoj pardavinėje už eurą, už 2, tokį mažyliuką krumiuką. Nu tai va, tai aš tokį ir pirkau. O pasižiūrėkit, kokią aš jį išauginau. Auginau vazone.
Ir kai mes kraustėmės į čia, galėjau čia šį atsivežti ir tada persodinau didesnį ir jisai man iš to didesnio vėl išaugo ir dabar dar didesnį. Tai realiai būtų geriausia jį persodinti į normaliai į žemę, bet kadangi, kaip sakiau, mes nuomojamės, o jeigu mes, pavyzdžiui, kraustysimės, tai aš noriu savo rozmariną pasiimti kartu. Nu, bet jeigu dar ir toliau mes čia gyvensim ilgą laiką, tai manau, kad teks sodinti žemę, nes jau nebeturėsiu vazono tokio didelio. Nu tai va, tai labai liuks, gyvenime neperku, žinokit, rozmarino, labai gerai auga, tai va, nereikti per daug prižiūrėti, paliejai, aš kasdien biškutį paliejai, žinokit, ir viskas, labai liuks. Nu tai va, toliau, dabar einam mano daržą. Tai žiūrėkit, šitas kampas, tai visiškai yra apleistas. Dėl ko? Dėl to, kad šitą kampą, žinokit, sukasiau prieš maždaug mėnesį laiko ir šitam kampe tiesiog buvo žolė. Bet aš nusprendžiau, kad galėčiau ir čia šiek tiek pailginti savo daržą, nu, ta prasme padidinti. Ir čia šiek tiek šešėlio yra, taip saulė netveskė, tai kai kuriems dalykams labai gerai yra augti šešėlyje. Nu, tai pagalvojau, kad čia taip pat padarysiu daržą. Tai, žinokit, taip pat jį sukasiau ir taip pat palikau, tik tais dabar reikia nueiti kurią nors dieną ir nupirkti tvorelę, kad gražiai aptverti. Nu tai va, ir čia žiūrėkite, auga agurkai, tai yra lietuviški agurkai, čia buvo mano tėčio idėja, kad bandyti Japonijai užauginti, tai žinokit, nežinau, man tai jie tokie nabagiukai apsusę atrodo, bet kovoja, žiūrėkit, matot? Bando lipti viršų, tai aš vis tiek dar mažą viltį turiu, gal man pavyks juos išauginti, bet nežinau. Bandžiau aš jau prieš tai auginti, bet tokius mažus agurkėlius, bet man atrodo, kad jiem nelabai tinka klimatas. Nu tai žiūrėsim, kaip bus, bet žinokit, bandau. Šita pusė visiškai yra apleista, irgi va vienas nabagas agurkas auga, o ten yra paslėpta mano kompostas. Kadangi išmokau vieną naują dalyką, vadinasi insol kompost, tai kai darai kompostą grinai lysvėje. Tai tiesiog, vat, pavyzdžiui, valgau kažkokius vaisius, daržovės, kokie ten lieka likučiai, viską čia vat sumetu. Tai matot, va jau vienas yra šitam kampe, toksai vat kompostukas. Ten vat žemėmis irgi aš esu jau apdengusi kompostukas ir dabar jau trečią darau. Tai tiesiog, paskui, kai vėl kažką tai čia sodinsiu, tai aš tą žemę sumaišysiu ir aš jau turėsiu natūralaus komposto. Tai va, tai išmokau šitą dalyką, kada neturi vietos arba tiesiog padaryti kompostą, arba tiesiog neturi komposto, bet vis tiek va, nori pagerinti žemę. Tai nežinau, žinokit, aš čia vat ką išmokau iš interneto šitas dalykas. Tai va, o mano pats daržas, tai atrodo štai taip. Va, šitas tai yra gražiai aptvertas tvorele. Ir, vat, kaip sakiau, noriu aną kampą irgi gražiai aptverti, bet kaip mato, dabar daug kas čia pas mane neauga, kadangi vat, šitoje pusėje, čia vat, kur yra, paskui ten, vat, kur visos tos vat, tuščios vietos, kur yra, pas mane auga pomidorai. Tai va, ir visai neseniai aš tos pomidorus išrobiau, nes pasibaigė sezonas, tai dabar jau, kai darysiu kažką tai kitą, nu, ta prasme, sodinsiu, nu, tai jau tada aš tą žemę perdarysiu, perkasiu ir sodinsiu. Tai dabar yra tokie pustuštis. Iš tikrųjų, tai reikia irgi išravėti. Nežinau kaip, bet žinokit, per tokius karščius žiauriai auga žolės. Išraviu kartą per savaitę ir vėl va kiek žolių. Bet ten vat kampe pas mane auga čiobreliai. Čiobrelius irgi visada auginu, nes naudoju ir pizzą, ir visokius padažus, ir makaronus, žinokit, kur tik tai netingiu, tai čiobrelis irgi superinis dalykas. Čia yra mano nususų sage. Nežinau, kaip vadinasi, žinokit, lietuviškai. Ir pamiršau pasižiūrėti internete. Žodžiu, rašosi S-A-G-E, sage, ką žinot, parašykit, bet jinai pas mane labai gražiai žaliavo, o per tuos karščius, kad ir kiek aš ją, žinokit, beliečiau, jinai man visiškai vat, baigia nudžiūti. Tai turiu vilti, kad po tų karščių jinai atsigaus, nes čia jau antrus metus jinai auga, nu, bet žiūrėsim, kaip bus. Tai va. Ten alijošius auga, irgi šį pirkau miniatiūrinį, jis jau labai didžiulis. Ten tiesiog turiu gėlytę tokią, nežinau pavadinimo, bet va tokie va miniatiūriniai žiedeliai, tiesiog va, kad būtų gražiau. O čia auga mano bazilikai. Jūs pasižiūrėkit, aš dariau pesto prieš porą savaičių ir sakiau, kad reikia laukti, kol užaugs vėl mano bazilikai, kad galėčiau vėl daryti pesto ir jums parodyti receptą. Tai man atrodo dar savaitę ir dvi galėsiu aš jums tą receptą ir parodyti. Jūs pasižiūrėkit, kiek priaugo. Aš žinokit, viską nuskabiau iki miniatiūrinių lapelių. O va kiek vėl pilna.
nu, aš palieju daug karštą, nu, tai matyt, čia jam labai ir tinka. Nu, tai va, tai man atrodo, neužilgo aš jums parodysiu, kaip daryti pesto. Tai va, čia irgi auga, čia bando viena kalendra lysti. Bet ir kalendra, ir petražolė nemėgsta karščio, tai per karščius dažniausiai nelabai jos man auga, paskui rudenį vėl užauga. O čia, žinot, kas auga, tokie va dideli lapai, tai yra edamame. Edamame tai yra tokios va japoniškos pupelės. Va, aš jums pabandysiu parodyti iš arčiau, fokusuoja, nežinau. Nu tai va, tai jos yra valgomas ne kokioj sriuboj ar kaip, bet tiesiog jas išverdi, pabarstai truputį druskos ir valgai kaip užkandį. Ir japonai labai, žinokit, mėgsta, jos labai skanios ir labai sveikos. Tai pažiūrėkit, kiek auga ant vieno krūmelio. Ar matos, aš bandau iš arčiau parodyti, va. Pažiūrėkit, kaip fainai. Tai žinokit, irgi pirmą kartą gyvenime bandžiau auginti ir negalvojau, kad taip gerai augs. Tai sakiau, po kitais metais, kai bus sekantis sezonas, tai aš jų, žinokit, prisodinsiu daug. Nu va, pasižiūrėkit. Neturiu čia daug tų krūmelių, bet žinokit, bus daug man šitų pupų. Nu tai va. Kas dar? Mano nususus melisa buvo žalia, labai graži, atėjo karščiai, pasibaigė visas žalumas. Paskui čia va dar vieną turiu tokią va gėlytę. Nežinau pavadinimo, bet tiesiog jinai man čia irgi gražiai auga. Čia vat irgi tiesiog dėl grožio. Pavadinimų nežinau, daugumo žinokit. Tikrai. Tai tiesiog jums parodau. Ten turiu vazoną su kinrože. O tarp kitko, čia žiūrėkit, yra ta veranda, kur aš jums pasakojau, kad padaryta katėms. Va, mes padarėm pagal užsakymą šitą verandą ir vyro brolis padarė tokius rėmus ir uždėjo štai tokį tinklą. Tai čia žinokit, kad jiem yra rojus. Jos čia gyvena. Dabar va čia metu yra karšta, jos neina, bet kai būna nekaršta arba vakare, tai visos trys čia žinokit tupi. Nu tai va, tai aš paskui, kai darysiu namų turą, jums dar parodysiu iš vidaus, bet va, lovytės sudėtos, tai mano kinražė auga, nu žodžiu, čia yra žinokit katėms. Nu ir tik tais va, drabužius aš ten džiovinu. Paskui kas dar? Nu va, čia yra soliukas, kur aš sveikinuosi su jumis video pradžioje. Atrodo, štai taip mes šitą irgi nusipirkom, kad būtų va fainai pasėdėti lauke. Dabar biški per karštą, bet kai ne karštą, tai labai gerai čia kavą gert, gali knygą skaityti. Ir čia kas dar? Nu ir dar čia yra gėlių irgi va toks va kampas. Va, kelis vazonus aš irgi pasodinau, kad būtų gražiau. Šitos gėlės tai irgi man per karštį visai jau baigė nususti, o ten irgi bandau aš auginti mini našlaitės. Ir dar turiu va tokį, va žiūrėkit, fainą katinuką, tik tais, kad man jisai nugriuvo kažkurią tai dieną, tai viena ausis nuskilo. Nu tai va, tai mano sodas daržas atrodo štai taip. Nu va, ir atėjo katytė. Ne katytė? Atėjo pasižiūrėti, kas vyksta. Nu žodžiu, viskas. Tai parodžiau turą, paskui kai kažkas bus naujo, jums galėsiu vėl parodyti, papasakoti, o dabar einu viską palieti. Aš dabar čia prie orkaitės stoviu, tai žinokit, taip karšta, eina savo. Aš sakiau, filmuoju vlogą, taip ir nieko nepafilmavau, bet ką šiandien dariau, tai, nu kaip, nėra vėlu, iš tikrųjų dabar yra va 2:30 dienos, nu tai dienos nepraradau, bet ką šiandien dariau, tai tvarkiau namus. Nu, kaip dalį namų sutvarkiau tokiu kaip generalinį tvarkymą, nes laiks nuo laiko reikia tą padaryti. Tai va, ir taip pat aš jums, žinokit, filmuoju tos itališkos donytės receptas su grikių miltais. Atsimenat, kur rodžiau jums keli vlogai atgal. Nu tai va, tai aš, žinokit, šiandien jį filmuoju ir va dabar kaip tik laukiu, kol pabaigs iškepti ir tada pabaigsiu tą video nufilmuoti. Ir dar kaip tik klausiau Instagrame, mane seniai papaustinau, sakau, kurį norit video pamatyti pirmiausiai, ar vlogą, ar duonos receptą. Tai va, tai žinau, kad buvau prisižadėjus, taip pat dar esu prisižadėjus, žinau, padaryti receptą skaunsų, bet kurią nors kitą dieną nufilmuosiu. Nu tai va, o dabar, žinokit, atėjo siuntinys, galima mes kartu atidaryti. Atkeliavo iš Kinijos ir ką aš čia esu užsisakius, taigi užsisakiau formas kepti pyragams. Ir pavyzdžiui, iš mano patirties, klausykit, kalbu ir nusikalbu. Žodžiu, iš mano patirties, tai tam pačiam AliExpress galima rasti, žinokit,
gerų dalykų, galima rasti visišką š. Jeigu, pavyzdžiui, ten moki, nežinau, už tarkim, tą pačią formą pyragui, ten $1–2, nu, tai tu ją ir gausi už $1–2. Jeigu moki daugiau, tai ir kokybė, žinokit, būna gera. Aš ten ir medžiagas būna perku, ir šilko esu ne kartą gero pirkus siuvimui. Nu, ta prasme, tikrai galima rasti gerų dalykų. Nu, tai va, tai žiūrėsim, kaip dabar šitos formos, nes jos kainavo šiek tiek daugiau, tai aš labai tikiuosi, kad jos bus geros. Nu, tai va, tai tie štai tokioj dėžiai, va ką tik paštininkas atkeliavo. Čia laikraščių pridėjo. Aš pastebėjau, kai siunčia iš to AliExpress, visą laiką būna laikraščių pridėta. Jeigu kažkas, žinot, kas gali sudužti ar dar kaip nors. Nu ir žiūrim, kaip atrodo viduje. O, žinokit, formos visai net neblogos. To aš jums išimsiu, parodysiu. Užsisakiau 4, nes jeigu, tarkim, kokiai nors progai aš darau tortą ir man reikia, žinot, padaryti daugiau tų sluoksnių, tai tiesiog pagalvojau, kad man taip bus lengviau. Nes aš turiu tik tais vieną tokią formelę, iš vis tokią seną, nusususią, pirkus kažkada labai ten papigiai ir visą laiką darydavau joj ir tiesiog būdavo perpjaunu, žinot, per pusę. Ne per pusę, nu, per pusę į 3 dalis. O šitose galiu kiekvienoj padaryti atskirą pagrindą torto, tiesiog tokį plonyti, 4 ir tiesiog paskui kartu sujungti visus 4 ir padaryti tortą. Nu tai va, tai pagalvojau, kad bus lengviau. Tai žiūrėsim, kaip čia man gausis. Taip, o atrodo pati forma štai taip. Šiaip, žinokit, reikia išbandyti, bet bent jau paėmus į rankas, tai atrodo, žinokit, tai nebloga kokybė. Neišsiema dugnas, tai iš vienos pusės yra minusas, iš kitos pusės yra pliusas. Pliusas dėl to, kad neišbėgs tešla, nes su tom formom, kur būna, žinot, išsiema apačia, tas dugnelis, tai kartais būna, kad tešla išbėga šiek tiek, jeigu skista, tai mane labai nervuoja. Nu, bet jeigu, tarkim, kažką tai kepi, ten, tarkim, kokį mėsos pyragą čia norėsiu padaryti, tai tuomet reikės būtinai ištepti sviestu, pabarstyti miltais, kad paskui man būtų nesunku išimti. Nu tai va, ir įstrižainė yra šitų formų 20 cm. Nu tai žinokit, nežinau kaip čia bus, bet bent jau pirmas įspūdis tai labai neblogas. Tai va. Vienas dalykas, žinot, kas yra labai gerai, kad čia Japonijoje, tiksliau, nežinau, ar pasakojau ar ne, neatsimenu. Tai jeigu pasakojau, tai žinokit, sorry, kad kartojuosi, bet žodžiu, Japonai yra sudarę kažkokį kaip kontraktą su Kinija, kad kas ateina iš Kinijos į Japoniją, nereikia mokėti mokesčių. Tai jeigu aš ir užsisakysiu kažką, nežinau, ten už $1000, ten kokią ten odą ar dar ką nors, kam paprastai būna dedami mokesčiai, tai čia, žinokit, nereikia mokėti. Tai dėl to yra nerealu. Tai nėra ten kažkokių, žinot, paslėptų mokesčių, kažkokių nesąmonių. Kai būna Lietuvoje užsisakai, ten, nežinau, AliExpress plaukų gumytę už $2, ateina dar 5 eurus mokėk ten tos mokesčius. Nu, ta prasme, čia kaip pavyzdė, nesakau, nežinau, kad Lietuvoje dabar labai kabinasi prie to. Tai va, tai Japonija, žinokit, labai yra gerai šitas dalykas ir man labai patinka, tai aš daug ką užsisakau. Nu tai va, dabar reikia į tuos išplauti ir pagaliau pasidaryti kavos ir parodysiu, kaip atrodo mano duona. Ką tik išėmė duonytę iš orkaitės ir aš jums tuo ją parodysiu, bet pakalbėjau apie tuos mokesčius. Tai dar noriu jums irgi papasakoti vieną tokį dalyką. Nu, papasakoti, ta prasme, bet kas man yra labai keista, pavyzdžiui, kaip Lietuvoje dirba pašto sistema su siuntiniais. Kas siunčiat, tarkim, iš kažkur tai toliau, ne iš ES, kažką tai į Europą, tarkim, savo draugams, artimiesiems, tai jau tikrai esat su šituo susidūrę. Nes, pavyzdžiui, kaip dabar yra su pašto sistema, kas nesusidūrė, papasakosiu. Tarkim, noriu aš kažką tai siūsti mamai į Lietuvą, mamai ir draugiai siūsti, tai kai ateina į Lietuvą tas siuntinys, nors aš esu Japonijai čia deklaravus, sumokėjus visus mokesčius, visiškai viską padarius, ką reikia padaryti, nes tu kitaip neišsiųsi iš Japonijos. Lietuvoje vis tiek visada reikia tą siuntinį deklaruoti ir ateina pranešimas, kad prašom deklaruoti siuntinio, jo taip net neš ir tam, kad deklaruoti, turi jiems pasiaiškinti, kas čia per siuntinys, iš kur ir kodėl tu jį gauni. Nu, man labai, žinokit, keista. Nežinau, parašykit, gal čia klausykit, taip turi būti, bet aš, žinokit, nelabai suprantu.
Ir reikia tą paaiškinimą parašyti asmeniškai, aš tarkim kaip darau, kai siunčiu savo mamai arba savo draugiams, aš parašau ant lapo, kad tai yra dovana šis siuntinys, tai nėra kažkoks pirkinys ir aš siunčiu tą ir tą dėžutės viduje, vertė yra tokia ir tokia ir turi būti būtinai iki 10 eurų ar iki $10, aš neatsimenu, nes kitaip mokesčiai yra dar didesni. Bet esmė ta, kad turi parašyti vertę, datą, savo vardą, pavardę, parašą, ta prasme, kad tikrai jau čia būtų viskas, žinot, kaip turi būti. Padarau tada nuotrauką, nusiunčiu, tarkim, mamai nusiunčiu ir tada jinai turi nusiųsti į būtent muitinę ir ten muitiniai tą raštelį patikrina, ir tada jau jie po kažkurio tai laiko paleidžia ir nepaleidžia taip, kad tik tais paleistų, bet reikia susimokėti mokestį, kuris šiuo metu yra, bent jau paskutinį kartą buvo, kai išsiunčiau prieš mėnesį ar 7 eurai. Tai dar vienas dalykas, tarkim, iš Japonijos iki Lietuvos siuntinys ateina maždaug per 5 dienas. Labai greitai, žinokit, eina siuntiniai, neužtrunka dažniausiai net savaitės laiko. Yra buvę, kad išsiunčiu pirmadienį, penktadienį jau yra Lietuvoje. Ir toje muitinėje Lietuvoje dažniausiai stovi tas siuntinys apie taip pusantros savaitės, taip žinot, būna ir ilgiau, yra ne kartą buvę, kad reikia jiems skambinti ir ieškoti, kur siuntinys, tada tas siuntinys atsiranda sekančią dieną, vienu žodžiu. Tokia yra situacija. Tai nežinau, žinokit, man labai keista ir iš pat pradžių aš galvojau, kad tai yra ES dalykas. Galvoju, gerai, jų tokios taisyklėse čia taip sugalvojo. Bet pavyzdžiui, visai neseniai aš siunčiau savo tėčiui siuntinį į Airiją, kuri taip pat priklauso tai pačiai Europos Sąjungai. Ir įsivaizduokit, išsiunčiau dabar, bijau sumeluot, bet jeigu neklystu, tai buvo ar penktadienis, ar ketvirtadienis, jisai man rašo jau kitą savaitę, trečiadienį ar ketvirtadienį, sako, paštininkas atėjo į namus, ką tik atnešė tavo siuntinį, ačiū čia už aną penktą, ta prasme, kad jisai jau atidarė ir pasižiūrėjo. Sakau, o tau nereikėjo ten deklaruoti, ten kažko mokėti, taip sakom, ne, nereikėjo nieko, viskas gerai. Tai Airijai, pavyzdžiui, kai ateina į Airiją, atėjo į paskirstymo centrą, jie ten paskirsto per dieną 2, paštininkas paima, atneša žmogų į namus, paduoda, padėkoja, atsisveikina ir išeina. Nereikia nieko deklaruoti, jokiom muitinėm, nereikia mokėti jokių mokesčių ir panašiai. Tai aš kaip supratau, tai nėra ES dalykas. Tai labai žinokit, man įdomu. Dėl ko taip yra, jūs parašykite, ar esate susidūrę su šita situacija ir ką jūs galvojate. Nes iš pat pradžio aš nustebau, man kaip pirmą kartą pasakė mama, kad reikia parašyti ant kažkokį lapelį su pasiaiškinimu, kodėl aš čia kam ką siunčiu. Aš galvoju, kad nejuokauja. Sakau, kokį čia iš kur, kodėl man čia reikia rašyti. Tai labai žinokit įdomu. Tai žodžiu, apie pašto sistemą. Jūs kaip žinot, aš kaip visada, jeigu turiu ką papasakoti, tai aš jums ir papasakosiu. Žodžiu, o dabar, klausykit, einu pagaliau daryti kavą, nes aš ją darausi 2 valandas, nepasidarau, vis kažką turiu eiti kitą daryti. Einu daryti kavą ir parodau, kaip atrodo mano duonytė, nes man atrodo, kad gavusi visai graži. Žiūrėkit, aš ką tik padariau kelias nuotraukas, kad turėčiau ką įkelti ir į savo Instagramą ir taip pat tam viršeliui savo YouTube video. Tai žinokit, visai esu patenkinta, nes gavosi taip, kaip ir norėjau. Gavosi viršutinė dalis traški, o viduje gavosi labai minkštutė duonytė. Tai rezultatas visai neblogas, tai nežinau, receptai kelsiu prieš šitą vlogą ar po šito vlogo. Žiūrint, ką jūs atsakysit man Instagrame ir pagal tai nuspręsiu. Bet vienu ar kitu atveju šitas receptas bus tojaus mano kanale, tai galbūt kam nors bus įdomu ir galbūt kas nors sugalvosit išbandyti. Nes tikrai, žinokit, lengva padaryti ir duonytė yra labai skani. Dabar galvojau, ką čia man gero gerti, tiksliau valgyti prie kavos. Tai pasiėmiau štai šitą daiktą ir kas tai yra? Tai yra tokie kaip cukruoti kaštainiai. Čia yra be odelės ir čia yra su odelė, bet ta odelė minkštutė, gali ją valgyti. Ir tarp kitko labai skanus daiktas. Ir kur aš jį pirkau? Tai aš jį pirkau vakar Nagoja mieste. Tai yra vienas iš didžiausių Japonijos miestų, nuo mūsų nutolęs apie 100 km. Tai mes ten vakar buvom nuvažiavę su vyru, nedariau vlogo, bet
sekantį kartą, kai ten važiuosim, būtinai pafilmuosiu, nes reikės ten sugrįžti maždaug už 1,5–2 mėnesių, tai tuomet ir papasakosiu, kodėl mes ten turim sugrįžti, bet vienu ar kitu atveju. Tai pirkau šitus dalykus aš tenais ir žinokit, vis bandau išsiaiškinti, kaip jie yra padaryti, nes galvau, kad jie yra kažkaip tai virti cukraus sirupę. Bet tas žmogus, kuris pardavinėjo, sakė, kad jie yra kažkaip tais džiovinti. Nu tai va, tai aš niekaip nesuprantu. Jie galbūt kažkaip tai yra apvirti, išvirti ir paskui džiovinti cukruje. Nežinau, kad dabar pasidarė labai įdomu. Tai sakiau, reikės pasižiūrėti internete, kaip jie daro tokį dalyką. O vakar, kai buvau Nagoje mieste, tai žinokit, dar užsukau į Make Up Forever, tai pasirodo, kad ten irgi jie turi, net nežinojau, tai nusipirkau dar kelis dalykus. O vieną dalyką turiu prisipažinti, kad žinokit, išbandžiau aš jau tuos pigmentus ir pieštukus, kur rodžiau savo praeitame vloge. Atsimenat, va šitas va buvo pigmentas ir dar tas tamsesnis ir va šitie va pieštukai. Tai žinokit, nerealūs dalykai. Sorry, kad nepabandžiau su kamera, bet vat rytoj planuoju su jais pasidažyti, rytoj filmuosiu vlogą, tai aš jums parodysiu, kaip atrodo ant akių. Geras dalykas tas, kad galiu pasakyti tiek, kad žinokit, laikosi visą dieną be jokių problemų, nes aš pasitepu su šituo vat pieštuku, vat kreminiu tokiu ir užsitepu va tą pigmentą ant viršaus, tai žinokit, iki pat vakaro visiškai niekur niekas nesubėgo ir labai gražiai atrodė. Ir taip pat pigmentas yra labai stiprus, labai geras, kas vat man irgi labai patiko. Va dabar jums fokusuoja gražiai. Nu tai va, tai žinokit, bent jau pirmas įspūdis tai yra super. Tai va, o ką šį kartą pirkau, tai man žinot, ko reikėjo? Man reikėjo pudros veidai, nes aš nusipirkau vieną vaistiniai, tai yra štai šita, iš brendo, kuris yra Makoleš, ar kaip iš čia tarėsi, nežinau. Bet, žodžiu, jinai, vat, kaip matot, yra balta ir balta dažniausiai jinai būna tokia visiškai permatoma, o šita, žinokit, priduoda baltumo. Tai tiesą pasakius, pirmą kartą pirkau ir buvo visiškas prašavimas, tai tiesiog, negražiai atrodo ant veido, tai dabar va šita pudra pas mane tiesiog stovi ir tiek, nežinau, ką su jie daryti. Tai šį kartą nusipirkau iš Make Up Forever. Tai žiūrėsim, kaip čia bus, kiek jos čia yra, 18 gramų, tai aš manau, kad jos man užteks labai ilgam. Vat kaip atrodo pakuotė. Ir aš pirkau numeris 2,1 medium natural, tai žiūrėsim, kaip bus, paskui nežinau, ar kartu su jumis išbandysiu, ar kai išbandysiu, aš jums vėliau papasakosiu. Ir taip pat nusipirkau concealerį, nes mano concealeris taip pat visiškai baigėsi, kaip iš čia maskuoklis vadinasi, tai pirkau šitą HD Skin, vat kaip atrodo. Tai žinokit, pabandžiau ant rankos, atrodo, kad labai gražiai tepasi, neapsunkina pakių, tai aš tikiuosi, kad bus šitas geras. Ir spalvą aš pirkau, tuoj pasakysiu, 1,3N. Nenoriu jums čia fokusuojam kamerą. Fokusuokit ne ten, kur reikia. Nieko, nesvarbu. Tai va, tai šitie du dalykai, kurių man iš tikrųjų reikėjo. Ir vieno dalyko, ko labai norėjau, tai norėjau šito šepetuko. Vat kur yra iš abiejų galų. Mačiau internete ir jau po biškutį buvau suplanavus užsakyti internete, bet kadangi buvom parduotuvėj, tai užsisakiau tenais. Tai va, bet prie šito nusipirkau, žinokit, dar kelis šepetukus, prisipažinsiu. Tai va, dar jų neišbandžiau, kaip matot, jie yra užpakuoti, tai rytoj, kai darysiu makiažą, galėsiu išbandyti ir tada jums galėsiu daugiau papasakot. Tai va, tai dar šiek tiek pirkinių parodžiau. Tai ką, manau, čia yra mano paskutinis šiandien prisijungimas. Aš esu su visa apranga pasiruošusi, kadangi keliauju žaisti tenisą. Ir galvoju, po teniso, kai grįšiu, nieko ten per daug nepriveiksiu, tai tiesiog užbaigiam vlogą čia. O rytoj, kaip sakiau, aš filmuosiu jums vlogą. Rytoj turėsiu šiek tiek veiklos, tai man atrodo, kad bus tikrai jums ką parodyti ir papasakoti. Tai mes tuomet paplepėsime rytoj. O šiandien, kai grįšiu iš savo teniso, pasižiūrėsiu Instagramą, kas man ką parašėt, ar norit labiau, kad sumontuočiau pirmiausiai vlogą ar receptą ir tada sumontuosiu ir įkelsiu. Jeigu spėsiu dar šiandien, o jeigu nespėsiu, tai tuomet rytoj. Tai va, viskas. Tuomet šiandien labai ačiū jums, kad žiūrėjot. Tikiuosi, kad patiko. Ir ką, iki pasimatymo kituose video. Ate! Mua!